Sveiki visi, jūs esate CryptoArtika YouTube kanale ir šiandien mes pakalbėsim trumpai apie rinką, pažiūrėsime, ko mes galime tikėtis toliau. Dabar yra savaitgalis, rinka aišku juda šiek tiek lėčiau, bet mes vis tiek pasiėmam galimybės iš rinkos ir bandome užsidirbti kuo daugiau. Nepamirštume paspausti like ir subscribe mygtuką bei parašykite savo mintys komentarę. Prieš pradedant žiūrėti šitą video kviečiame kiekvieną iš jūsų turėti paskyrą vienoje iš mūsų rekomenduojamų biržų, tai yra Bybitas ir VEX. Į šias dvi kriptovaliutų biržos registracijos nuorodą jūs galite rasti šio video aprašyme. Čia yra Bybito ir VEX ir mes turime kiekvienai kriptovaliutos biržui atskirą video mūsų YouTube kanale. Jeigu norite užsiregistruoti į Bybitą, tai spaudžiame mūsų registracijos nuorodą štai čia ir mes atsirandame štai tokiam lange ir čia būtinai reikia tikrinti, kur yra referral code, kad būtų parašytas žodis Arktika. Jeigu jūs norėsite registruotis per telefoną, tai užtenka parašyti referral code žodis Arktika ir tada spaudžiame registracijos mygtuką. Čia matote, kokius jūs bonusus gausite nuo mūsų ir Bybitą aš labiau naudoju spot prekybai ir šiek tiek spekuliavimo tikslams. O jeigu jūs norite prekiauti be tapatybės patvirtinimo, tai yra be KYC, tada jūs užsiregistruokite pagal mūsų duotą nuorodą į VEX kriptovaliutų biržą. Tai spaudžiame štai čia ir atsirandame štai tokiam lange ir būtinai tikrinam, kad būtų parašytas referral code žodis Arktika. Noriu paminėti, kas užsiregistruos pagal mūsų duotas nuorodas arba pagal referral code Arktika. Parašykite mūsų administratoriui, kad jūs užsiregistravote pagal mūsų registracijos nuorodą ir atsiųskite jūsų UID. Jūs gausite daug įvairiausių bonusų nuo mūsų ir galėsite gauti nuolaidą prisijungiant prie mūsų uždaros bendruomenės. Tai čia mes turime Bitcoino grafiką, čia yra 4 valandų time frame'as. Iš tiesų situacija liko kaip ir buvo, mes turime štai tokį šoninį judėjimą, čia mes turime pasipriešinimo zoną, čia yra palaikymo zona ir turime štai čia trendo liniją ir čia trendo liniją. Ir būtent šitą zoną Bitcoinas dabar juda ir jeigu nueisime į mažesnį time frame'ą, mes galime matyti, kad Bitcoinas bandė pramušti $85 000, tai štai čia gavo atšaukimo reakciją, tai yra rejectą ir tada Bitcoinas atsistojo į šoninį judėjimą. Štai šitą vietą aš rašiau į mūsų uždarą bendruomenę, kad čia yra didesnė tikimybė eiti žemiau ir pramušti šitą kanalą į apačią, nes jokių priežasčių dabar pramušti štai šitą levelį arba šitą zoną kol kas nėra, nebent atsiras kažkokia naujiena arba kažką Trumpas parašys savo X paskyroje, tada taip galime mes kilti. Aišku, čia bus neilgalaikis kilimas, čia bus daugmaž kaip pump and dump, tai yra mes gausime impulsą ir iškart mes nueisime į apačią. Taip jau buvo keletą kartų ir dabar mes matome, rinka yra šiek tiek padidėjęs volatilumas ir Bitcoinas labai gražiai pratestavo štai šitą levelį, gavo vėl atšaukimo reakciją ir pažiūrėsime, kas bus toliau. Rytoj atsidaro visos rinkos ir aišku, Bitcoinas dabar juda savo kanale, dėl to iki čia jam nueiti niekas netrukdo. Ir ką noriu pasakyti, kad jūs atkreipkite dėmesį, kad Bitcoin dominacija dabar yra tikrai labai aukštai ir jeigu Bitcoinas dabar pradės kristi, altcoinai tikrai pradės pakankamai stipriai raudonoti. Matome, čia yra labai geras levelis ir 2 kartus mes nuo jo atšokome, čia nėra labai gerai ir štai čia irgi yra jau štai toks lokalus levelis, kuriame dabar Bitcoin dominacija ir juda, galimai čia susidarys kažkoks kanalas, bet kol nekreis Bitcoin dominacija, tol mes nematysime visų altcoinų augimo. Ir jeigu dominacija eis į viršų, Bitcoinas eis į apačią, čia bus pats blogiausias scenarius altcoinams ir mes pamatysime tikrai pakankamai didelį jų kritimą. Dabar rinka keletą dienų krito, mes iš jos pakankamai gerai užsidirbome, turėjome short poziciją, aš jums greitai jums parodysiu, kiek mes pozicijas turėjome, visas pozicijas nerodysiu, nes jų buvo pakankamai daug, parodysiu keletą. Ir ką dar noriu pasakyti apie Bitcoiną, tai nepamirškite žiūrėti savaitinio grafiko, nes savaitinėme grafike jau esu minėjęs prieš kokį gerą mėnesį, gal net ir daugiau, kad yra štai tokie moduliai ir dabar jis jau po truputį pradeda tą modulį atidirbinėti. Bitcoinas, kai grįžtų iki 90 000, čia yra tikrai stiprus pasipriešinimo levelis, zona ir reikėtų stebėti, kaip jis reaguos būtent į šitą zoną. Apibendrinant, Bitcoinas kol kas juda štai tokiam kanale ir norėtųsi aišku, kad jis pramuštų, tai kad nueitų su impulsyvia žvakė į viršų, tai daugmaž būtų kažkaip taip, čia pratestuotų ir patvirtintų, kad yra levelis kažkokia zona ir eitų jau link $90 000.
$, bet kol kas apimtys mažėja, rinka stiprėja, baimė dar darosi didesnė ir tikrai nėra labai daug priežasčių, dėl ko bitkoinas gali duoti impulsą į viršų ir tęsti savo bull runą. Tai bitkoiną tiesiog reikėtų stebėti ir mes dar čia galime nusibražyti štai tokią trendo liniją ir čia dabar pas mus yra didėjantis trendas iki tol, kol mes nepramušim trendo linijos ir neatsidūrėm štai čia. Dabar, kai jau čia yra atšokimas, jis dar nėra patvirtintas ir reikėtų dar 4 valandų, kol užsidarys 4 valandų time frame'as ir tada jau bus aišku, ar yra atšokimas ar ne ir matysime, ko mes galime tikėtis. Bet kol kas situacija yra tokia ir mes turime stebėti 85 tūkstančius ir turime stebėti palaikymo levelį, palaikymo zoną, kuri yra maždaug prie 80 tūkstančių $. Dabar trumpai parodysiu jums pozicijas, kurias mes turėjome paskutiniu metu, visų nerodysiu ir parodysiu, kaip puikiai atidirbo ir kokie buvo scenarijai. Tai pradėkime štai nuo šitos monetos. Čia buvo labai gražus divergence'as, šita banga ir šita banga nesutapo, tai čia buvo šita banga aukštesnė nei prieš tai esanti ir tai rodė mums divergence'ą ir štai čia mes turėjome kitokį sandorį ir aišku, take profitas buvo pasiektas. Ir aš jums čia rodau vieną iš mūsų uždaros bendruomenės narių, koks yra pelnas, 50% fiksavome ir vėliau buvo take profitas. Čia reikėjo šiek tiek jį ilgiau palaikyti, nes matėm, buvo ne iškart impulsus į apačią, bet po biškį ėjo į apačią ir pasiekė mūsų take profitus. Toliau mes turėjome Tiją mes pasiėmėme iš antro karto, čia buvo štai toks kanalas, galim perėti į didesnį time frame'ą ir matome, čia buvo štai toks pasipriešinimo levelis ir mes bandėme pasiimti nuo levelio. Mes gavome stop lossą, bet vėliau mes užėjome šiek tiek aukščiau ir tikrai gavome labai gerą pelną, nes mūsų take profitas buvo štai čia. Tai buvo maždaug prie $3,5. Irgi teko šiek tiek palaikyti ilgiau, kritimas nebuvo pakankamai greitas kaip norėjusi, bet vis tiek gavosi pasidaryti pakankamai gerą profitą ir čia gavosi kažkur apie 7% judėjimo. Ir matome, kad čia yra jau geras pelnas ir čia dar take profitas buvo nepasiektas ir mūsų įmo taškas buvo 3,72 ir 3. Tai labai gerai, kad užėjom antrą kartą, nes ne visada pavyksta pasiimti iš pirmo karto, nes atrodo tikrai labai stiprus pasipriešinimo levelis, bet gavosi impulsas ir štai čia užėjome dar kartą. Toliau parodysiu jums monetą DIP. Čia buvo visai trumpas sandoris, tai yra jis buvo šiandien naktį ir mes pasiėmėm štai čia mūsų įmo tašką ir čia dar kartą vėliau naktį buvo galima užeiti su limit orderiu. Čia yra šiek tiek mažesnis įmo taškas, nes čia buvo paimta pagal market kainą, bet vis tiek gausi pakankamai geras profitas ir mes šiek tiek pasiėmėm profitą aukščiau nuo levelio, nes kartais būna, kad pratestuoja levelį arba šiek tiek trūksta, kad pratestuot levelį ir kad nenueitų mūsų pozicija į įėjimo tašką, tai bent kad pasiimti profitą ir miegoti ramiai. Ir ryte atsikėlus pamatyti, kad tik profitas pasiektas ir jau turite gerą tik profitą visam savo sekmadieniui. O dabar mes pažiūrėkime dar į firmą. Įfirmas kaip ir nieko naujo mums nerodo, jis juda štai tokiam kanale ir norisi pamatyti, kad jis pramuštų štai šitą kanalą ir eitų aukščiau. Atitinkamai, jeigu pramuš į apačią, tai irgi yra tik profitas štai prie šito levelio, tai dabar tiesiog reikėtų stebėti, kurią pusę bandys firmas pramušti. Pirmas pasipriešinimo levelis yra maždaug ties 2000, nes čia yra tikrai psichologinė riba ir gali jinai suveikti, bet kokiu atveju reikėtų žiūrėti gyvai, kaip reaguos į šitą levelį. Toliau mes turime dar vieną levelį, jis yra jau stipresnis, čia yra vienos savaitės levelis, nuo kurio mes bandėme sugauti atšokimą. Pradžiui atšokimas buvo, bet vėliau vis tiek firmas grįžo šiek tiek žemiau ir dabar atsistojo į šoninį judėjimą. Apie firmą daug labai ką nepasakysiu, situacija kol kas nepasikeitė, juda jisai kanale ir reikėtų tą kanalą žiūrėti. Ir yra sekantis levelis prie 1700, kurį aš jums ir rodžiau iš lokalaus time frame'o, tai štai čia, jau nuo čia tikrai turėtų būti kažkokia reakcija ir bent jau reikėtų pasižiūrėti, kaip reaguos į firmas būtent į šitą levelį. Jeigu nueisime lokaliai, tikrai matome labai gražų kanalą, jis jau tikrai pakankamai ilgai yra užsitęsęs, nors čia yra ir 1 valandos time frame'as kanalas, bet matome, kad jau tikrai pakankamai ilgai juda jame. Tai čia yra jau maždaug 5 dienos, net daugiau. Tai tikrai manau, jau rytoj arba sekančią savaitę turėtume šitą kanalą pramušti, tik reikia stebėti į kurią pusę. Ir štai čia buvo labai geras fakeoutas. Tikrai manau, daug žmonių pasigavo ant šito fakeouto, kad kaina eis į apačią ir pramušė štai šitą kanalą. O čia tiesiog buvo surinktas likvidumas ir kaina iškart atšoko, tai buvo false breakas nuo apatinės ribos, apatinio kanalo levelio ir ėjo į viršų. Tai kanalas tikrai labai gerai dirba, matome labai aiškės ribas ir tikrai čia galim buvo visai neblogai paprekiauti. Tai yra pas
spekuliuoti. Dar aš jums noriu parodyti Bitcoino gapą, tai mes apatinį gapą jau kaip ir uždarėme, jis yra štai čia ir matome, štai su šita žvakė gapas buvo uždarytas. Dabar likęs gapas štai čia, tai mes turime štai tokį gapą, esu aš jums jį pažymėjęs, tai dabar su didesnė tikimybė Bitcoinas aišku turėtų tą gapą uždaryti ir tikrai būtų visai gerai ir ten galim būtų pasižiūrėti kažkokių short pozicijų. Trumpai kalbant apie rinką, tai rinka kol kas atrodo silpnai dėl keletą priežasčių, tai visų pirma apimtis mažėja, visų antra yra pakankamai daug pinigų ištraukiamų iš ETF-ų, tai reiškia tiesiog dingsta likvidumas ir rinkai neužtenka likvidumo, o paprasti žmonės negali to suteikti, tai dėl to mums reikėtų laukti kažkokių didelių fondų arba banginių ar galimai kažkokių naujienų, kad atsirastų daugiau rinko likvidumo ir galėtų altcoinai šiek tiek atsigauti. Dėl Bitcoino tai reikia stebėti, ar jis galės išeiti iš savo palaikymų pasipriešinimo zonų ir dėl Ethereum yra labai aiškus kanalas, kuriame Ethereum juda, čia yra lokalus kanalas, tad jūs galite savo jį nusibraižyti ir stebėti, į kurią pusę jis išeis ir atitinkamai pasiimti poziciją short arba long. Tikiuosi video buvo jums labai naudingas, nepamirškime paspausti like ir subscribe mygtuką bei parašykite savo mintis komentarį ir visus kviečiu prisijungti prie mūsų nemokamas Telegramo grupės ir taip pat kas nori galite įstoti į mūsų uždarą bendruomenę, visas nuorodas jūs rasite šio video aprašyme. Iki greito.